Sveiki, aš nepasakysiu, kur biblioteką suras galim. Tai juk 2 valanda nakties, kam tau? – 2013 m. vasario mėnesio pradžioje Vilniuje Saulėtekyje atidaryta viena moderniausių ir didžiausių bibliotekų Baltijos šalyse. Nacionalinis atviros prieigos, mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Iš tiesų atviros prieigos, nes čia apsilankyti galite, kada tik panorėję. Esu dažnas svečias šitoj bibliotekai, esu kelis kartus užsukusi čia vėlai vakarais, tai man visai patiko. 2013 metais atsidaręs mokslinės komunikacijos informacijos centras sulaukė didelio populiarumo ir galim pasakyti, kad nuo atidarymo dienos šiuo metu jau yra apsilankę centre virš 600 000 lankytojų. Arba vidutiniškai būtų apie 2000 lankytojų per dieną. Išduota šiuo metu registruotiem vartotojam yra daugiau nei 170 000 leidinių, arba vaizdingai kalbant būtų 4 pilni vilkikai prikrauti knygų. Ateinu gana dažnai, o naktį irgi kartais tenka pasėdėti, be kokių darbų padaryti ir labai gerai, kad gali čia naktį pabūti, nes ir internetas yra, ir šilta, ir tiesiog niekas nevėja, kaip sakant. Atviros prieigos mokslinės komunikacijos informacijos centras yra bene vienintelė vieta Lietuvoje, kur intelektualios paslaugos teikiamos visą parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus žinoma valstybinės šventes. Ir reikėtų pastebėti, kad be ES struktūrinių fondų paramos Lietuva tokio masto bibliotekos nebūtų pajėgusi sukurti. Pajausti ES struktūrinių fondų teikiamą naudą galite ir jūs. Apsilankę ne tik tai mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, bet ir daugybėje objektų visoje Lietuvoje. Kad ir 2 valandą nakties.